ant Radakundos krantų leidžiasi saulė. Kaip tik Radakunda, Radarani papasakos jums vieną istoriją apie Radarani, būtent Bhajananandžiams, sadakoms, kurie nori medituoti į transcendentinius Radarani Krišnos žaidimus lylas, atlikti ten vidinę tarnystę ir tokiu būdu pasinerti į transcendenciją. Taigi, atėjo vakaras ir reiškia Purnima. Purnima tai yra pilnatis ir mėnulis toks šviesus, kad viską apšviečia. Ne taip kaip diena, bet šviesa yra labai vėsinanti, maloni ir vis tiek viskas matosi. Ir tokiu būdu Radarani turėjo ateiti susitikti su Krišna, jie susitarė susitikti. Būtent Radarani nusprendė, kurie kundžioje susitiks prie Jamunos ir Radarani tokiu būdu paprašė savo draugių Mandžarį, kad jos įspėtų Krišną, perduotų jam šitą žinią, kurioje kundai jie susitiks vakare. Ir Mandžaris atėjo perduoti Krišnai šitą žinutę ir Krišna tuo metu vakarieniavo. Kai Krišna vakarieniavo, reiškia, jį supo Nandamaradžas, Ješoda, vyresnės gopės, Balarama ten buvo, Madhu Mangala, Rohini. Ir jos negalėjo sakyti jam, nes niekas nežino, kad jisai išeina vakare naktį, išeina vakare, kai sutemsta, kai visi užmiega, jis išeina sutik su Radarani. Tokiu būdu Mandžarės ir Krišna, jos kalbasi gestais, kalbasi žvilgsniais ir būtent žvilgsnių gestų momente Mandžarės perdavė Krišnai žinutę, kur susitikti vakare, kur Radarani norėtų su juo susitikti. Ir taip Radarani ruošėsi vakarui, kadangi buvo Purnima, pilnatis, viskas šviesu. Ir kad jos nepastebėtų išeinant iš namų ir toliau einant, jie nusprendė, kad Radarani aprengs baltai, visą aprengs baltai, kad jinai susilietų su mėnulio šviesa, mėnulio šviesos spinduliais ir jinai nesimatytų taip. Tai Mandžarės tokiu būdu papuošė Radarani visą baltai, jos lūpos raudonos, Radarani prastai, kaip bimbos vaisius, raudonos, tai kambaru ištepė, jos lūpas padengė, kad jos nebūtų baltai, išpuošė papuošalais, daugybė papuošalų ir visi papuošalai buvo balti, perlai ir kiti mėnulio akmenys, reiškia, visi jos papuošalai ant jos kūno buvo balti, taip pat aprenkė baltais rūbais, baltą sarį, tada plaukus taip pat išpuošė baltom gėlėm, įpynė baltas gėlės į plaukus, į kasą ir pėdas taip pat. Viską, reiškia, nuo kojų iki pat galvos Radarani papuošė baltais rūbais, baltom gėlėm, baltais papuošalais. Visa atrodė kaip mėnulio šviesa, tokia šviesi ir balta. Ir jos tokiu būdu buvo sunku ją pastebėti, net ir mėnulio apšviestoje aplinkoje. Ir taip susiruošė keliauti. Iškeliavo į Kundžią, tą, kurią numatė. Ir Radarani eidama, jis truputėlį dairėsi į kraštus, į šonus, pergvino, kad niekas jos nepamatytų. Ir Mandžarės paskaidomos jos ją ramino, o viskas gerai, tu nesimatai, niekas tavęs nepastebės ir niekas tavęs nematys. Ir tokiu būdu ramino Radarani, jinai truputėlį išėjus iš namų, buvo nerami, nerimastingai dairėsi visas pusės ir tokiu būdu Mandžarės jos ramino ją, jos draugės. Ir jinai eidama vis kuo artėjo arčiau Kundžios, kur su Krišnos sutikimas, tuo labiau jos meilė reiškia, tryško iš jos visą Mahabhavą. Jinai buvo tiesiog visa apimta meilės ir minčių apie Krišną. Ir taip apsvaigo jai galva nuo šitų visų jausmų, šitų visų emocijų, kad jinai jau nebematė, kur eina. Ir tokiu būdu Mandžarės draugės jos ją ragino, o Radarani, tu žiūrėk, kur tu eini ne į tą pusę. Ir jos nurodė į kitą kelią, va čia reikia eiti, tu ne ten eini, tu pasiklydai visai. Ir tokiu būdu, ką jos be Radarani besakė, Radarani sunkiai jas girdėjo per tas savo mintis apie Krišną, per jausmus, per emocijas, jinai nebegalėjo, reiškia, matyti ir girdėti taip gerai. Ir tada Mandžarės jos, pagalvojo, Radarani, neišeina jos sustabdyti, jinai veržėsi į susitikimą, tiek jinai nori pamatyti Krišną, kad jinai taip veržėsi ir kad jai net emociškai visa
susitrikdžius tapo nuo tų jausmų tokių stiprių ir stiprių emocijų, panašiai kaip bangos jos ateina ir jos banguoja, veržiasi ir mes jeigu pabandytumėm sustabdyti šitas bangas, mums jų nepavyktų, būtų labai sunku iš tikrųjų, net ne tai, kad sunku, bet jų nepavyktų, lygiai taip pat yra Radarani, kaip banguojant į jūrą, tos bangos vis ateina ir ateina, krenta ir krenta ir jos eina, jos nesustoja, tokiu būdu Radarani jinai ėjo į susitikimą pas Krišną, kupina meilės ir tada Mandžarės jos matydamos, kad neina Radaranės taip lengvai su ją bendrauti, nes jos mintis yra per daug užimtos. Paėmė jos už rankos Radarani ir būtent vedė tada. O, Radarani, einam čia, tu ne ten eini, vėl tu nenori nei tą pusę eiti, einam į šitą pusę. Ir tokiu būdu Mandžarės atvedė Radarani į Kundžą, kur turėjo susitikti su Krišna. Ir tenais Krišnos nebuvo šitoje Kundžioje. Ir Radarani, kai pamatė tuščią Kundžą, visur dairėsi aplinkui, vaikščiojo ir tikrai Krišnos nebuvo tenais. Ir jinai labai nuliūdo, jos mintis pasikeitė, emocija pasikeitė, o galvoja, kur yra Krišna. Ir jinai jos negalėjo rasti, atsisėdo, sėdėjo kurį laiką, tada pradėjo vaikščioti aplinkui ir šnekėti, galvoja, o mano Krišna, jisai eidamas greičiausiai bus kokia mergina ją pagrobus ir jinai dabar su kita, jisai mėgaujasi ar kažką kitą daro, nežinau, bet jo nėra čia, greičiausiai jį bus kažkas tai pagrobė, kokia nors kita mergina. Tokiu būdu kita gopė, nes yra gopės ir jos draugės. Jinai galvoja, gal kokia nors mano draugė pagrobė mano Krišną. Ir tokiu būdu jinai laukia, nerimastavo labai, jos širdis plyšė iš tokio skausmo. Ir jinai tokiu būdu kalbėjo toliau, kad aš paruošiau tiek jam gražių dalykų, jinai paruošė girliandas, nupynė girliandas Krišnai, lauko gėlių girliandas, iš lauko gėlės, miško įvairiausios gėlės, laukų gėlės ir laukinės gėlės. Jinai supynė labai gražią girliandą, atnešė Krišnai. Tada panas padarė pano į tokį lapą, ant medžio toksai yra lapai, kurie valgomi. Ten prideda visokių saldžių dalykų, daug kamforo, reiškia rožių, ar ne, riešutų įvairiausių, sumaišytas rožės su medum ir daug visokių dalykėlių, reiškia, anyžiaus ir tokia labai gaunasi skanus toksai, reiškia, yra čia galima kartais matyti. Tai vadinasi panas ir padarė jinai tokių pano Krišnai specialiai galvo pavaišinti. Ir Radarani jinai galvoja, o aš padariau Krišnai pano, padariau gėlių girliandą, tiek daug visokių dalykų ir Krišnos nėra. Ir ką man dabar daryti? Visą tai veltui. Aš rengiausi, puošiausi, ėjau čia ir visą tai veltui, nes Krišnos nėra. Krišna kažkur tai dingo. Ir jinai galvoja. Ir toliau kalbėjo Mandžarėm savo draugiam, sako, aš liksiu čia ir niekur daugiau neisiu. Liksiu ir mirsiu čia, šitoje vietoje iš skausmo. Ir tada tokių didelių sielvartų jinai perėmus buvo. Ir tada Mandžarės jos, Radarani sako, tu nesilvartauk, viskas gerai, mes eisim ir surasim tau Krišną. Tokiu būdu Mandžarės išėjo ieškoti Krišnos. Ir jos rado Krišną vaikščiantį miške ir pasiklydusi ir nežinojo, jo taip pat jisai buvo apimtas tokios meilės Radarani, jo mintis buvo ir jausmai sutrikę truputėlį nuo tų jausmų verdančių jo širdyje ir jisai tokią bhavą jautė stiprią, didžiulę Radarani, kad taip pat jisai susimaišė eidamas, sumaišė kelius ir nebegalėjo rasti kelio iki šitos Kundžios, kur buvo sutarta. Ir tokiu būdu Mandžarės prie Krišnos jos, kreipėsi į Krišną, kur tu vaikštai, Radarani tavęs laukia šitoje Kundžioje. Ir Krišna jisai, sakė, nuveskit mane, aš negaliu eiti pats. Ir tada Mandžarės jos paėmė Krišną už rankų, reiškia, paėmė ir jį atvedė į Kundžią pas Radarani. Ir Radarani, kai Krišną pamatė, jis labai apsidžiaugė pamačius Krišną, tokiu būdu apsidžiaugė labai savo draugėmis Mandžarėmis, jūs mano draugės pačios geriausios, jūs suradot Krišną ir atvedėt jį man. Tokiu būdu jinai labai buvo dėkinga jom ir galvojo, kai bus man galimybė, aš jums padovanosiu kažką tai, aš jums turėsiu būtinai atsilyginti kažkom tai. Jinai taip galvojo. Ir tada Krišnos Radarani pradėjo leisti laiką, Radarani uždėjo jam girliandą lauko gėlių, kur buvo padarius. Tada vaišino jį tais beteliais, reiškia, panų vaišino Krišną, kurį pati padarė savo rankomis. Ir kai Krišna paragaudavo, duodavo Radarani paragaudavo ir Radarani tada duodavo, reiškia, šitą paną savo draugiam ir jie tokiu būdu truputėlį valgė
Tada Radharani su Krišna išėjo pasivaiščiot ir Krišna jisai pririnkęs gėlių, aplinkui yra medžiai, pats darė Radharani girliandą. Galvoju, Radharani, aš tau padarysiu taip pat gėlių girliandą, tu man padarai tokią gražią girliandą ir dabar aš tau taip pat padarysiu ją. Ir Krišna jisai rinko gėlės ir darė girliandą. Mandžarės truputėlį padėjo jam ir draugės. Ir tokiu būdu jie bendravo, vaikščiojo, reiškia, laiką leido tokiu būdu mėnesienai, buvo purnima, pilnatis. Ir taip, Radharani su Krišna tokių žaidimų yra labai daug. Kiekvieną vakarą jie susitinka, leidžia kartu laiką, taip pat susitinka ir dieną. Ir būtent sadakos, bhajananandžiai vadinasi, atlieka, kurie bhajana, kurie praktikuoja šitą bhakti jogos procesą, jie medituoja, jie kartodami mantrą, mes kartodami mantrą turėtumėm medituoti Radharani Krišnos žaidimus, tai yra transcendentiniai žaidimai dvasinio pasaulio ir būtent tos manžari, mabhava, tos Radharanės draugės, tarnaitės, tai turėtų būti mūsų nuotaika, mūsų tokia būsena ir būtent Chaitanya Mahaprabhu ir atėjo, kad išdalintų šitą manžari bhavą ir mes turėtume medituoti į būtent į Radharanės, būtent tai yra Radha bhava, Radha dasi yra, reiškia, manžari bhava, tai tos mažos mergaitės Radharani draugės ir jos taip pat tarnaitės. Ir mintise galima tokiu būdu taip pat pasitarnauti Radharani ir Krišnai. Kartais medituotojai, tie, kurie medituoja, sadakos, jie turėtų kartot mantrą ir savo mintimis pasinerti Radharani ir Krišnos žaidimus būtent ir pasitarnauti netgi mintise galima. Ir kartais bhaktai galvoja, kaip aš pasitarnausiu, reiškia, kažkokią tarnystę aš atliksiu. Taigi, šitoje istorijoje mes galim matyti, kiek daug tarnystės atlieka manžariai. Pirmas, tai jos atėjo, jų tarnystė, Radharani draugės, jos pasitarnavo, kokiu būdu Krišnai spėdamos, kurio kundžėje Radharani nori susitikti. Radharani paprašė, jūs perduokit Krišnai, kad aš noriu susitikti šitoje kundžėje. Ir tada manžarės jos nuėjo pas Krišną ir jos savo negalėjo kalbėti, bet jos gestais ir savo akių žvilgsniais jos perdavė. Ir būtent perdavė žinutę, kurioje kundžėje Krišnai reikia susitikti. Tai jau tokia tarnystė. Po to Radharani puošė visą. Baltai reikėjo visą aprengti. Į kasas, reiškia, į plaukus, į gėlių girliandas. Reikėjo aprengti ją, visus papuošalus uždėti. Manžarės taip pat tokiu būdu pasitarnavo Radharani. Tada Radharani jinai pergyveno, reiškia, ramino manžarės, nuramina Radharani, viskas gerai, jos nuramina ją, jos kartais pasakoja apie Krišną, kartais kažką primena ir tokiu būdu jos atlieka tarnystę. Bet jos yra labai artimos draugės, labai geros draugės ir Radharani labai jas myli iš tikrųjų savo draugės. Ir tokiu būdu eina Radharani, neranda kelio, tada jos paima Radharani už rankų ir veda į kundžę. Tada ateina į kundžę ir nėra Krišnos. Tai manžarės jos eina ieškoti Krišną, suranda Krišną, atveda Radharani. Po to Krišna jisai valgo Radharani į vaišina ir jos taip pat visos manžarės turi su savim daug įvairiausių vaisių, papuošalų, kartais reikia puošti Radharani, įvairių drabužių, kartais Radharani eina mautis ir nori persirengti kažkokiais tai kitokių spalvų. Jeigu Radharani nori šokti, gali būti kitokie rūbai truputėlį labiau tinkami šokiui ir panašiai, maudymuisi. Ir manžarės visą laiką prie savęs turi tiek rūbų įvairiausių, tiek papuošalų, tiek įvairiausių vaisių ir padeda. Ne tik tai Radharani būna ir Krišna dar, Krišna jisai puošia kartais Radharani ir jos padeda irgi jam puošti. Tada reiškia, jeigu Krišna jisai daro kažką dėl Radharani, girliandas, kad ir pina, jos taip pat padeda. Jos kartu būna visą laiką šalia Radharani ir Krišnos. Ir tai yra labai ypatinga dvasinė padėtis iš tikrųjų. Netgi yra gopės vyresnės, ar ne, kurios myli Krišną ir kurios kartu leidžia artimai laiką su Krišna. Bet manžarės tai yra Radharani. Radharani labai artimos draugės ir jos labai myli Radharani ir po Radharanės jos sekanti myli Krišną. Bet jos nenori su Krišna leisti laiko, nenori mėgauti su Krišna, jos visą laiką mėgaujasi būtent Radharani draugija ir pasitarnaudamos Radharani. O Radharani širdis visą laiką kupina meilės Krišnai, o manžarės yra tiek atsidavusios Radharani, kad jos visą laiką jaučia, ką jaučia Radharani ir ką jaučia Radharani savo širdyje. Ir tokiu būdu jos visą laiką taip pat išgyvena šitą mahabhavą, tą meilę Krišnai, taip pat išgyvena, ką išgyvena Radharani. Bet visgi jos turi dar didesnę meilę Radharani kaip draugės ir jai nori pasitarnauti, padaryti kažką tai gero.
o Radharani visą laiką nori leisti laiką su Krišna. Tokiu būdu jos visą laiką galvoja, kaip padaryti, kad Radharani su Krišna būtų kartu. Ir būtent jos organizuoja tos taip pat susitikimus, Radharani ir Krišnos padaro, kad jie būtų dar geresni, maloningesni ir Radharani būtų dar labiau patenkinta. Taigi tokiu būdu, reiškia, bhaktas jisai sadanoj, reiškia, gali, atlikdamas sadaną, vidinę sadaną, gali jisai medituoti būtent, mantrą kartodamas, medituoti šitas lylas, atlikti tam tikrą tarnystę, bent jau mintyse. Ir tai atliekant, po to atgys jūsų dvasinis kūnas, sutiksi dvasinį mokytoją, kuris jums atskleis jūsų dvasinį kūną ir aš padėsiu jums prieiti prie to, kas ryžtingai eis gilyn į šitą bhakti jogos procesą. Ir tokiu būdu mes savo sąmonę turim pernešti, reiškia, į tą dvasinį pasaulį. Tai mes esame mūsų siela, mes ir esame iš dvasinio pasaulio. Dėl to tai nėra kažkas nenatūralu mums, tai yra labai natūralu mums ir mūsų sielai. Tiesiog mes turim sugrįžti tą savo dvasinę aplinką į dvasinį pasaulį, pas Radharani ir pas Krišną. Aišku, yra įvairiausi kūnai dvasiniam pasaulyje, įvairiausios nuotaikos, bet šita Manjari Bhava tai yra pati aukščiausia, kas tik yra įmanoma ir būtent jinai įmanoma dabar. Ją įmanoma pasiekti. Taigi, jeigu yra kokių klausimų, rašykit, klauskit manęs. Iki susimatymo. Geros tarnystės vidinės, gero bhajano, ir geros vidinės sadanos. Gerai medituokit, kartokit mantrą ir galvokit apie Radharani, Krišną, atlikit mintyse tarnystę ir mėgaukitės to.